Matymo lauko reguliavimas. Pagal nutylėjimą by default jūsų žvilgsnis nukreiptas iš avataro nugaros pusės ir truputėlį aukščiau už jį. Dažnai būna naudinga žvilgtelėti į objektus iš kito taško, nei nustatyta programoje. Žvilgsnio kampą pakeisti galima keliais būdais. Nusitaikykite į savo avatarą, tada prispauskite kairį pelės klavišą ir jo neatleisdami stumdykite pelę aukštyn žemyn, kairėn dešinėn, aplink, stebėkite, kaip keičiasi matymo lauko kampas. Klaviatūroje, spaudinėjant krypties klavišus rodiklėles, tuo pačiu keičiate ir matymo lauką. Pavyzdžiui, spaudinėdami klavišą rodiklėlę, rodančią kairėn, matysite, kas yra kairiau. Klaviatūroje laikykite prispaustą Alt klavišą ir tuo pačiu spraktelėkite su kairiu pelės klavišu ekrano kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. Laikydami Alt klavišą, prispauskite kairį pelės klavišą ir jo neatleisdami stumdykite pelę visomis kryptimis. Jei nusitaikę į objektą tuo metu stumdysite pelę aukštyn arba žemyn, pritrauksite arba nutolinsite vaizdą. Jei nusitaikę į objektą suksite pelę aplink, galėsite apžiūrėti objektą iš visų šonų. Pritraukti ir nutolinti vaizdą galima naudojantis ne vien tik peliuko ratuku, stumdant arba sukinėjant jį aukštyn ar žemyn. O jei nusitaikę į savo avatarą suksite pelę aplink savo ašį, sukinėsite matymo lauką. Matymo lauko reguliavimas su Ctrl-Alt klavišais. Laikykite prispaustus du klavišus Ctrl plus Alt. Tuo pačiu prispauskite kairį pelės klavišą ir jo neatleisdami stumdykite pelę įvairiomis kryptimis. Šių klavišų pagalba jūs galite netgi pamatyti, kas yra po jūsų pasirinkto objektu ar pamatyti vaizdą iš viršaus. Matymo lauko grąžinimas klavišo Escape pagalba. Jei norite grąžinti buvusį matymo lauką, klaviatūroje paspauskite klavišą Escape. Matymo lauką galima reguliuoti ne tik su klaviatūra ir pele, bet ir naudojantis priemonę Camera Controls. Ją išsikviesti galima naudojantis meniu Avatar arba programos lango apačioje spraktelėjus komandą Camera Controls. Štai taip atrodo Camera Controls dialogo langas. Pabandykite paspaudinėti kiekvieną iš ten esančių mygtukų ir stebėkite, kaip keičiasi matymo laukas. Camera Controls dialogo langą galite sumažinti arba padidinti ir palikti jį savo ekrane. Jei norėtumėte jį išjungti, vėl spraktelėkite komandą Camera Controls, kurią galima rasti tiek paspaudus meniu Avatar, tiek programos lango apačioje. Kaip visada, užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.